Labadiena, aš profesorius Saulius Čaplinskas. Na ir šiandien mano viešos paskaitos, ar kitaip, gal sakykime, viešos diskusijos tema apie koronavirusą. Ar grėsmė tik žiniasklaidai, ką mes apie jį žinom, ką žino šiai minutei, šiai dienai mokslas apie šią naują lygą. Pradėkim nuo to, kad per pastaruosius 50 metų užkrečiamų ligų išaugo 4 kartus ir Pasaulio sveikatos organizacija nuolat apie tai primena ir atkreipia dėmesį. Lygiai taip pat, kaip per pastaruosius porą dešimtmečių pasaulis nesykį stovėjo ant tam tikrų katastrofų slenksčio. Prisiminkim, kad ir SARS proveržį, taip vadinamo kiaulio gripo proveržį, MERS, ebolos epidemija. Na ir visi šitie protrukiai naujų užkrečiamų ligų galėjo baigtis kur kas blogiau. Iš kitos pusės mes kaip ir apsipratom jau ir pamiršom, kad vis tik tai niekur nedingo nei živ infekcija, nei tuberkuliozė, tie patys virusiniai hepatitai, su sveikatos priežiūros susiję infekcijos, antibiotikų atsparumas ir eilė kitų sveikatos problemų, kurios siejasi su užkrečiamom lygom. Patogenų evoliucija matuojama šimtmečiais ar tūkstantmečiais ir visiškai nauji sukėlėjai taip paprastai iš niekur neatsiranda. Na ir dažniausiai jie nepasireikšdami vystosi ne žmogaus organizme, sakysim, gamtoj, na ir pasirodo žudikų pavidalu ir yra pripažįstami medicinos mokslos dėl ekologijos ar žmonių bendruomenės pokyčių. Kitaip sakant, mes patys žmonės sudarom galimybę mikroorganizmams plist, na ir atitinkamai susargdint mums. Žiūrėkit, jei virusai pavyksta geriau prisitaikyti, jis gali įgyti galimybę perėti iš vieno šeimininko į kitą. Na, sakysim, kaip atsitiko živ infekcijos metu, kuomet beždžionių imunodeficito virusas peršoko rūšinį barjerą ir tapo žmogaus imunodeficito virusu ir toliau plinta lytiniu būdu ar per kraują. Su skysčiais taip pat plinta ebola. Na, oro lašeliniu būdu kosint ar čiaudint, kaip ir gripas, plinta ir kiti koronavirusai. SARS, MERS ar dabar naujas rastas koronavirusas. Kas nutinka toliau priklauso nuo evoliucijos potencialo ir atsitiktinumo. Jei pavyksta prisitaikyti organizmui, jisai kuo puikiausiai gyvens ir dauginsis naujam šeimininkė, žmogaus organizme. Nuo toliau, koks bus tas jo poveikis. Sakysim, pasiutligės atveju, jeigu žmogus užsikrečia ir laiku nebus paskiepytas, tai visi žmonės miršta. Tokiu atveju viruso perdavo linija baigsis. Paprastai mikroorganizmai nesielgia taip. Jiems, na, sakykime taip, nepravartu, kad žūtų visi jo nauji šeimininkai. Tuomet jis ir pats neturės kur daugintis. Nors kaip vyks evoliucija, kaip vyks šio viruso evoliucija, kol kas dar sunku pasakyti, bet matom, kad jau tam tikri kintamumo požymiai yra stebimi. Taigi, kai nustatom naują lygą, tapo aišku, kad yra kažkokia nauja lyga. Kokie klausimai pirmiausiai kiekvienam iš mūsų kiltų? Turbūt pirmas klausimas ir būtų, kas tai per sukėlėjas, kaip jisai plinta ir ar pavojinga man pačiam, ar ne. Na toliau, ar sunki ta lyga ir koks tas mirštamumas. Na, ar yra vaistai ir kaip gydyti. Šiuo atveju aišku, kad vakcinos nėra, kadangi visiškai nauja infekcija, su kuria žmonės susidūrė tik tai pirmą kartą. Atitinkamai vaistų kol kas irgi nėra, nors jau bandoma visą eilę įvairių medikamentų. Man prisimena, kaip prieš 30 metų, kai pasaulis susidūrė su živ infekcija, apie tai aš aprašiau ir savo knygoje, AIDS geriau žinoti, praktiškai praėjom tos pačius etapus. Pradžioje buvo tarsi neigimas, kad šita problema mums visiškai neaktuali. Atrodė, kad živ infekcija kažkur ten, kažkur Afrikoje, galbūt Amerikoje, o su naujoju koronavirusu juk lygiai taip pats. Pradžioje atrodė, kad galbūt čia tik tai kiniečių problema. Toliau, kai tapo aišku, kad jau virusas priartėjo prie mūsų sienų, jau pradėjom įdėmiau apie tai žiūrėti. Prisiminkim, kokia stigma, kokia diskriminacija buvo, kai buvo diagnozuoti pirmieji živ infekciją užsikrėtę asmenys Lietuvoje. Kaip stengiasi visi kuo daugiau apie juos sužinot, kas jie tokie. Žiniasklaida norėjo, visuomenė taip pat norėjo, kad būtų pranešta apie kiekvieną naują diagnozuotą atvejį. O ar ne tas pats dabar su koronavirusu? Lygiai taip pat, kai bandoma išsiaiškinti kiekvieną užsikrėtusį asmenį ir jau netgi prasideda, na,
nemalonumai, jeigu sužino, kad kas yra užsikrėtę šito naujojų koronavirusų, taip pat ir ligonių šeimos nariams. Na, tikrai nereikėtų to daryti. Su živ infekcija, kas dabar atsitiko, jau mes turim diagnozavę per 3300 žmonių gyvenančių su živ infekcija ir faktiškai mažai apie tai jau kalbam, nes tapo tarsi įprasta, tarsi normali chroninė liga. Taigi, kas tie koronavirusai? Tai kvėpavimo takus pažeidžiančių virusų šeima, sukelianti ligas nuo peršalimo simptomų iki pneumonijos. Na ir tie kai kurie koronavirusai seniai yra žinomi, jie plačiai cirkuliuoja ir manoma, kad nuo 15 iki 30 netgi procentų peršalimo ligų kiekvienais metais gali sukelti būtent šitie koronavirusai. Paprastai koronavirusai aptinkami pas šikšnosparnius ar kitus laukinius gyvūnus, na ir tiesiogiai gali būti perduodami žmonėms arba per kitą gyvūną. Taip vadinamos zoonozės. Tai iš viso mes žinom per 200 zoonozinių ligų. Tai yra tos ligos, kurioms žmonės užsikrečia tiesioginiu ar netiesioginiu būdu nuo gyvūnų. Na ir taip pat jos gali plisti oro lašeliniu būdu. Ir gali plisti nuo žmogaus žmogui. Ir vat kai buvo pastebėta šita nauja liga, pirmiausias ir svarbiausias klausimas ir buvo, ar gali užkrėsti žmogus žmogų šito naujojų koronavirusu. Prieš tai buvo gerai žinomi kiti du koronavirusai, taip vadinamas SARS ir MERS, na, o šitas jau 7. koronavirusas, kuris vis tik tai sukelia ligas žmonėms. Pradžioj įvairūs buvo pavadinimai, dabar šis naujasis koronavirusas vadinamas SARS koronavirusas 2, panašus į 2 iš šikšnosparnių išskirtus prieš tai žinomus koronavirusus. Na ir čia kaip pavyzdį aš parodau, kad netgi jau žinomi 2 jo tipai L ir S. Ir vaizdžiai tariant, kuomet mes sakom, kad COVID-19, tai koronavirusų liga 19 metais identifikuota, tai būtų tas pats, kas sakytume, kad yra AIDS, o SARS-CoV-2 tai analogiška, kai būtų živ infekcija. Tai yra ligos sukėlėjas. Pats virusas, o COVID-19 jau yra liga. Na, čia jums pateikiu, kaip atrodo koronavirusai pro elektroninį mikroskopą. Ką mes žinom apie juos? Tai viengraidžiai RNR virusai ir jie lengvai mutuoja. Ir va čia ir yra tas svarbus faktas, kad jie labai lengvai gali pakeisti savo šeimininką, pakeisti savo genomo struktūrą, lengvai prisitaikyti. Na ir tokiu būdu natūraliai atranka padeda jiems surasti naujus šeimininkus. Kaip matot iš pavyzdžio, jų išorinis apvalkalas atrodo tarsi karūna. Na čia ir tas ispaniškas pavadinimas korona. Na ir juokinga buvo stebėti, kaip kai kurie žmonės neteisingai suprato ir vienose šalyse, sakysim, labai krito netgi koronalaus pardavimai, kitose atvirkščiai tapo dar populiaresni. Toliau, ką mes žinome apie šitos virusus, kad jie turi apvalkalą. O tai reiškia, kad juos lengva dezinfekuoti. Ir va čia nereikia nieko daugiau išsigalvoti, kad bet kokios dezinfekcinės medžiagos, ar tai turinčios paprastas muilas, ar bet kokios kitos dezinfekcinės medžiagos turinčios kiek tai spirito, jos veikia kuo puikiausiai. Ir kuomet dabar kartais kyla ažiotažas, ką daryti, kaip dezinfekuoti ar panašiai, tai atsakymas būtų labai paprastas. Nieko nereikia naujo ypatingo čia išsigalvoti. Lygiai tas pats, kaip mes elgtumėmės prie gripo, prie, sakysim, kitų peršalimo ligų, ar prie ligų, kurios plinta, sakysim, per nešvarę aplinką, ar tai būtų kokie tai viduriavimai, ar su kitais biologiniais skysčiais susiję lygos, sakysim, kad ir tas pats virusinis hepatitas. Taigi, diagnozavus naują virusą, pirmas klausimas buvo, ar gali užkrėsti žmogus žmogų. Ilgai buvo neaišku, ar žmogus gali platinti virusus, kol nepasireiškia simptomai. Taip pat, ar nuo ligos sunkumo priklauso virusų plitimo greitis. Dabar jau į daugelį šitų klausimų galima atsakyti, nors dar lieka pakankamai daug neaiškumų. Pirmas klausimas, ar gali užkrėsti žmogus žmogų? Deja, taip. Na ir čia svarbu atkreipdėmėsi tai, kad vis tik tai epidemijos mastas priklausys nuo to, kaip greit ir lengvai virusai gali plisti tarp žmonių. Ir va šitam pavyzdį pateikta, kad, sakysim, koronavirusai vis tik tai nelekia labai toli,
kuomet žmogus paskleidžia juos kosėdamas ar čiaudėdamas. Paprastai jie nukrenta 1-2 metrų atstumu. Na ir šiuo metu sakoma taip, kad vis tik tai atstumas jau pradedant nuo 2 metrų gali būti pakankamai saugus. Ko negalima būtų pasakyti apie kitus sukėlėjus, sakysime, apie tą pačią tuberkuliozės mikobakteriją arba, sakysime, apie tymus, kur vis tik tai jų plitimas yra dar greitesnis. Na ir toliau svarbus tuomet klausimas, ilgą laiką buvo neatsakytas, kiek ilgai tie virusai paskleisti ant kažkokių tai paviršių gali išlikti gyvybingi ir galima nuo jų užsikrėsti. Ir kaip matot, vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kuomet buvo ištirta 500 įvairių paviršių tam Vuhano turguje, Kinijoje, kur pirmą kartą ir buvo diagnozuota šita liga. Ir manoma, kad iš ten jinai plačiai išplito toliau, pradžiai po Kiniją, po giminingas šalis ir po visą pasaulį dabar jau. Kaip matot, iš 500 tirtų paviršių net 303 buvo užteršti šituo virusu. Taigi ten jo buvo tikrai daug. Ir tokiu būdu ir buvo pastebėta ir buvo susieta, kad kai atsirado grupė žmonių sergančių sunkia pneumonija ir kai buvo nustatyta, kad visus jos sieja turgus, arba jie ten dažnai lankėsi, arba ten dirbo jų šeimos nariai, taip ir buvo pastebėta šita liga. Dabar kas yra žinoma? Toliau klausimas, o kaip greitai plinta užkrečiama liga? Kitaip sakant, kiek vienas pacientas gali užkrėsti kitų pacientų? Ir šitoj skaidriai parodyta, kad jeigu vienas užkrečia 2, tai kaip matot, plinta gan greit eksponentiniu greičiu. Ir dabar galima sulyginimui pasakyti, kad šita naujoji koronaviruso sukelta liga arba COVID-19, vaizdžiai tariant, galim pasakyti, kad plinta 8 kartus sparčiau negu gripas. Kitaip sakant, jeigu vienas žmogus užkrės maždaug 2,2 kitus asmenis, tie užsikrėtę žmonės vėl tiek pat, sekantis vėl tiek pat ir po 5 užsikrėtimo bangos bus taip, kad COVID-19 bus užsikrėtę kur 3,5 žmonių, o gripų, sakysim, apie 50. Vat jums palyginimas, ką reiškia būtent ligos plitimo greitis. Na ir kaip pavyzdys parodyta, kad tymų plitimo greitis yra kur kas greitesnis, bet juk mes turim skiepus nuo tymų. O čia nauja liga, skiepų neturim. Gripas, kiekvienais metais vis atsiranda naujas štamas, kiekvienais metais vis reikia naujos vakcinos, bet vis tik tai iš vienos pusės yra vakcina, iš kitos pusės net ir nepaskiepyti žmonės. Dalis bus sirgę ankstesniais metais kitom gripo atmainom ar buvo pasiskiepyti. Matomai vis tik tai tam tikri imuniteto ligučiai taip pat liks. O su nauja liga nieks nebuvo susidūręs, reiškia visi žmonės yra imlūs. Eikim toliau. Puikiai žinoma, kad kai plačiai plinta kokia tai nauja liga, naujas virusas, jį galima sustabdyti, taip sakant, veiksmingom visuomenės sveikatos priemonėm, tokiom kaip ligonių izoliavimas, sąlytį turėjusių asmenų paieška. Savaime aišku, kad norint sustabdyti ligos plitimą, pirmiausia reikia ją diagnozuoti. Jeigu išeina, reiktų pašalinti infekcijos šaltinį, kadangi skiepų nėra, tai padaryti neimlę visuomenę kol kas negalim, tada belieka užkirsti kelią ligos plitimui įvairioms priemonėms. Na ir kaip medicininė prasme, kiekvienas medikas pasakys, kad pirmiausiai nori sustabdyti lygą, reikia ją diagnozuoti, jeigu įmanoma ligonį izoliuoti, išgydyti, ieškoti sąlytį turėjusios asmenų, juos vėlgi atitinkamai izoliuoti, išgydyti ir tokiu būdu galima sustabdyti ligos plitimą. Ką ir pavyko padaryti prie SARS, kuomet užkrečiamumas buvo sumažintas iki 0,4, praktiškai protrūkis buvo sustabdytas ir dabar apie šitą ligą, mes kalbam tik tai apie tai, kad buvo tokia didelė grėsmė žmonijai. Sekantis svarbus klausimas visiems būtų, o jeigu jau galima užsikrėsti šitą ligą, tai ant kiek jinai yra pavojinga, kiek mirtinas yra šitas virusas. Na ir mirštamumas yra vienas iš svarbiausių ir neaiškiausių protrūkio rodiklių, kai tik tai jį diagnozuojam protrūkio pradžioj. Juk pirmiausiai Uhane buvo diagnozuoti kas? Tie žmonės, kurie jau sirgo, kurie jau turėjo sunkią pneumoniją.
Prisiminkim, kas buvo 30 metų atgal su živ infekcija, lygiai taip pat. Juk pirmiausiai buvo diagnozuojami sunkus ligoniai jau AIDS stadijoje, kai iki mirties buvo likę, sakysime, apie porą metų. Tuomet iš karto tik radus naują patogeną, tas baimės indikatorius tampa daug didesnis, nes atrodo, kad labai daug žmonių miršta. Iš kitos pusės lengvai sergantis pacientai niekada nesikreipia į gydytoją. Tokiu būdu vėlgi nežinosim, koks yra tikras ligos paplitimas, lygiai taip pat kaip nežinosim, koks tikras gali būti šitos ligos mirštamumas. Ir kaip parodyta šitam piešinyje, vis tik tai, jeigu patogenas, jeigu virusas šiuo atveju yra labiau virulentiškas, tai yra stipriau susargdina žmogų, paprastai bus mažesnė plitimo tikimybė, nes susirgęs žmogus turbūt nevaikščios plačiai po lauką, neis į darbą, į ugdymo įstaigą ar į kažkokius tai viešus renginius. Mažiau virulentiškas gali būti didesnė plitimo tikimybė. Tik tai kitas klausimas tada bus, o kiek daug išskiria virusų, sakysim, žmogus, kuris yra inkubaciniam periode ar besimptominių periodų stadijoje ir kiek daug išskiria tas, kuris yra jau klinikinių reiškinių stadijoje. Dabar jau galima atsakyti, kad vis tik tai panašu, kad dažniausiai vienas kitą užkrečia žmonės esantis jau išreikštoj klinikinių stadijoje metu. Ir sulyginimui buvo pateikti duomenys, kad su COVID-19 sergantis žmogus išskiria virusų į aplinką ūmioje lygos stadijoje maždaug 1000 kartų daugiau negu prie SARS, kurį, kaip jau minėjau, pavyko suvaldyti palyginti lengvai. Taigi, kai mes vertinam lygos sunkumą, mes analizuojam abu faktorius. Ir užkrečiamumą, tai yra kiek vienas žmogus gali užkrėsti, ir mirštamumą, kiek daug užsikrėtusių žmonių miršta. Na ir čia vėlgi, kai vertinam kartu abu rodiklius, žiūrėkit, ebola, sakysim, turi mažą užkrečiamumą, bet sukelia didelę paniką dėl to, kad daug žmonių miršta. Nuo ebolos, sakysim, mirštamumas kartais pasiekdavo netgi 60, 80, 90%. Bet vėlgi, tie aukšti procentai kai kur buvo dėl to, kad lengvesnėm formom užsikrėtę žmonės paprasčiausiai buvo nediagnozuojami. Iš kitos pusės tymai labai užkrečiami. Bet kodėl nebelaikom jų pavojingais, nes mažas mirštamumas. Nors puikiai žinom ir kitą problemą, kad tymai sukelia imuninę amneziją. Tai yra ištrina organizmo atmintį apie ankstesnės ligas. Vat kodėl, kai buvo masiškai pradėti skiepyti žmonės nuo tymų, sumažėjo ne tik tai tymų pasaulyje, bet ir kitų užkrečiamų ligų. Na, o kalbant apie naują lygą, COVID-19, skaičiai vis tik tai kinta, na ir toliau kis kiek tai protrūkio eigoje, bet iš esmės turbūt tos tendencijos, tas bendras supratimas apie užkrečiamumą ir mirštamumą jau yra pakankamai nusistovėjęs ir aiškus. Taigi palyginkim, mirštamumas COVID-19 dabar sakoma taip, kad miršta kiek mažiau negu 2% žmonių, nors vėlgi atskirose šalyse, priklausomai nuo medicinos lygio ir taip toliau, tas mirštamumas galbūt kai kur gali būti dar gerokai netgi mažesnis, iš kitos pusės bus daug didesnis ten, kur yra kitos nepalankios sveikatai sąlygos. Apie tai taip pat užsiminsiu. O gripo mirštamumas, sakysim, yra tik tai 0,1%. Kitaip sakant, vis tik tai 10-20 kartų didesnis pavojus numirti nuo šitos ligos susirgus, negu palygint numirti susirgus gripu. Iš kitos pusės užkrečiamumo rodikliai jau buvo aptarti lygiai taip pat. COVID maždaug 8 kartų greičiau plinta negu gripas. Na ir toliau klausimas sunkių komplikacijų rodiklis. Tai yra kiek susirgusių žmonių reikės intensyvaus gydymo ar reanimacijos palatų. Kaip matot, gripo atveju, kad ir sunkiausio, kartais gali būti tik tai iki 1%, o šitos naujos lygos tai svyruoja apie 20%. Na ir kaip pavyzdys toliau parodyti duomenys iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuomet ten dar COVID buvo labai nedaug paplitęs, praktiškai buvo rasti tik tai pavieniai atvejai, o sakysim jau susirgimo gripu per sezoną, kuris prasidėjo nuo spalio 1 dienos, kaip matot, jau buvo registruota maždaug apie 29 milijonai susirgusių pacientų ir mažiausiai 16 000 jau buvo mirusių nuo gripo Jungtinėse Amerikos valstijose. Kitaip sakant, nežiūrint to, kad užkrečiamumas ir mirštamumas gripo daug žemesnis negu naujo koronaviruso, bet jis daug plačiau paplitęs ir pasiekmės yra daug skaudesnės. Vat iš čia ir aišku, kad ko mes galim tikėtis ateityje, kad jeigu nepavyks užkirsti kelią šitos naujos ligos plitimui. Situacija komplikuoja dar ir tai, kad vis tik tai pasirodo, kad iš
8.5 šito laivo Diamond Princess laive diagnozuotų užsikrėtusių asmenų neturėjo jokių simptomų. Dabar jau aišku, kad besimptominiai stadijoje žmonės taip pat gali užkrėsti kitus asmenys, bet užkrečiamumas bus daug mažesnis negu aktyvių klinikinių reiškinių stadijoje. Kiek laiko reikia pasireikšti tiems simptomams? Koks tas inkubacinis laikotarpis, per kurį užsikrėtusiam žmogui pasireiškia simptomai? Na ir bus labai svarbus prevencijai, nes leis medikam izoliuoti arba stebėti užsikrėtusius žmonės. Na ir aišku, kai jis yra arba per ilgas, arba per trumpas, tada sunku taikytas priemonės. Gripo, sakysim, atveju, jisai trumpas, 2-3 dienos. Žmonės gali platinti virusus dar nepasireiškus simptomams. Na ir faktiškai beveik neįmanoma nustatyti tuos, kas yra užsikrėtę, jeigu jie dar neserga, dar neturi klinikinių reiškinių, o jau gali užkrėsti kitus. Prie ūmaus respiracinio sindromo buvo aišku, kad inkubacinis periodas apie 5 dienas, o žmonės užkrės kitus galėjo tik prasidėjus klinikiniams simptomams ir pakankamai neilgai, apie 4-5 dienas. Reiškia, daug lengviau, daug paprasčiau buvo būtent suvaldyti šitą ligą, nes kuo greičiau diagnozavus, izoliuoti, gydyti ir viskas, ir ligos plitimas sustoja. Pačioj pradžioj mes sakydavom taip, kad norint įtart šitą naują koronavirusinę ligą, reikia žiūrėti, ar yra sunkus kvėpavimas, ar yra kosulys pirmiausiai, gerklės skausmas, karščiavimas. Na ir jeigu jau pasidaro sunku kvėpuoti arba dusulys, tai jau reikia įtarti šitą ligą. Dabar pasirodo, kad vis tik tai gal netgi 40% žmonių gali karščiavimo ir nebūti. Arba jisai gali būti, nežymus, taip vadinamas subfebrilus ir kartais į tai netgi žmonės neatkreipia dėmesio. Taigi, kad šitas faktorius, tas ilgas inkubacinis laikotarpis, silpnų klinikinių reiškinių periodas arba ilgai neturint jokių simptomų apsunkina ligos valdymą. Kam liga pavojinga ir kas serga sunkiausiai. Čia vėlgi paprastai jau buvo pastebėta, kad dauguma miršta užsikrėtusių šitą ligą nuo pneumonijos, nuo sunkiaus pneumonijos, kuomet įsivysto plaučių paburkimas, na ir ligoniai pasakoja, kad jie tarsi paskęsta, tarsi plaučius užplūsta skystis ir tokį jausmą jaučia, tarsi skęsta jie, būtent skendimo tas pojūtis. Na ir tuomet, kai pabrinksta kvėpavimo takai, kai deguonis jau iš plaučių negali patekti ir aprūpinti krauju gyvybiškai svarbius organus, jų veikla sutrinka ir žmogus miršta. Užtat šitiems ligonėms, jeigu jau išsivysto sunki pneumonija, dažnai reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos. Na ir čia parodyta, kad absoliuti dauguma žmonių susirgusių COVID-19 liga, 80% žmonių sirgs lengva ligos eiga. Jiems gali nereikti netgi atsidurti ligoniniai. Bet 15% bus sunkiai išreikšta liga ir jie būtinai pateks į ligoninę. 5% netgi bus išsivystys kritinė sveikatos būklė. Ir kaip matot, mirštamumas taip pat labai skirsis. Tie, kam jau išsivystys kritinė sveikatos būklė, kas antro praktiškai išgelbėti nepavyksta. Kam sunki, kaip matot, 8%. Na, o sakysim, kam lengvos ligos eiga, tai praktiškai mirštamumas yra toks pat kaip prie gripo. Na ir savaime aišku, kad pavojingiausia šita liga, taip pat kaip ir gripo atveju, bus senjorams. Ir kaip matot, mirties atveju šitoje amžiaus grupiai yra nepalyginamai daugiau negu jaunesniems žmonėms. Na ir gera žinia ta, kad kaip matot, nėra deregistruota nei vieno mirties atvejo vaikų iki 9 metų amžiaus. Kaip ir susirgymo jų tarpe, taip pat yra daug mažiau. Na ir lyginant su mirštamumu nuo gripo, vėlgi, kaip matot, pastebim, kad gripu pagrinde miršta senjorai, na, o čia vis tik tai taip pat vyrauja senjorai, bet kaip matot, yra mirčių atvejų ir jaunesnėse amžiaus grupėse. Ir vėlgi nieko nuostabaus,
nes labiausiai pažeidžiami ir sunkiausiai sirgs tie, kurie turės kažkokias tai kitas sveikatos būklės. Ir kaip matot, jeigu sutaps kartu nepalankus tie rodikliai kaip amžius, kaip kita lydinti liga, ar tai bus širdies ir kraujagyslių liga, ar diabetas, ar kvėpavimo takų liga, ar aukštas kraujospūdis, tai tuomet tada mirštamumo tikimybė jau gali būti daug didesnė. Ir kaip matot, šitoj skaidriai, jeigu amžius gali prisidėti dar plus 15%, jeigu širdies kraujagyslių liga dar plus 10% ir taip toliau. Na ir kol kas matom, kad vyrai taip pat miršta daugiau negu moteris. Vėlgi galbūt dėl to, kad jų plaučiai dažniau būna pažeisti, galbūt didesnė dalis jų rūko ir dėl kitų priežasčių. Toliau, kaip seksis mums suvaldyti šitą ligą, klausimas yra, ant kiek veiksmingas gali būti atsakas. Na ir čia iš karto reikia pasakyti, kad Pasaulio sveikatos organizacija ypač giria Kinijos pastangas, mes puikiai visi matėm ir suprantam, ką reiškia, kaip ryžtingai jie ėmėsi stabdyti ligos plitimą, į karantiną paskelbdami milijoninius miestus, buvo uždarytos mokyklos ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, aišku, kad vis tik tai, Kinai kiek pavėlavo imdamiesi šitų prevencinių priemonių, kaip parodyta šitoj skaidriai, galimas pirmas užsikrėtimas tam Vuhano turgoje jau įvyko gruodžio 1 dieną. Gruodžio 8 dieną buvo patvirtinti pirmi simptomai, kad jau atsirado nauja tokia liga, o gruodžio 31 Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė apie ligos protrūkį būtent Kinijai. Bet kaip matot, dar gruodžio 30 dieną vienas kinų gydytojas Li Wenliangas valdžia bandė įspėti visus žmonės, kad vis tik tai atsirado patogenas, kuris gali labai plačiai išplist ir gali sukelt labai daug ir ekonominių nuostolių, ir mirčių visam pasaulyje. Bet kaip matot, jisai po 3 dienų buvo policijos sulaikytas, prisaikdintas tylėt, pasirašė, kad neskleis daugiau jokios panikos, buvo paleistas. Ir po kiek laiko dėja jisai mirė, būtent ir mirė nuo šitos koronavirusinės ligos, teikdamas pagalbą pacientams. Beje, iš viso šiai dienai yra registruota per 3000 užsikrėtusių medikų. Deja, yra ir žuvusių medikų nuo šitos ligos. Ir kaip matot, tada, kada jau buvo paskelbtas karantinas Vuhano mieste sausio 23 dieną, nuo to laiko, kai jau buvo žinoma ir kai buvo paskelbtas karantinas, 5 milijonai kiniečių iš Vuhano miesto išvyko atostogų, pasklido po visą pasaulį. Ir toliau žinom, kas atsitiko, kad toliau, nežiūrint to, kad buvo imtasi labai griežtų karantino priemonių ir kitų priemonių, vis tik tai, šiai dienai virusas yra plačiai paplitęs daugelį pasaulio šalių. Toliau apsunkina situaciją tai, kad vis tik tai šitas virusas gali būti perduodamas ne tik per kvėpavimo takus, čia pagrindinis plitimo kelias, bet panašu, kad fekalinis oralinis kelias ar plitimo kelias per biologinius skysčius taip pat galimas, tik tai klausimas, ant kiek efektyvus jisai yra, vėlgi, ant kiek efektyvus tas perdavimas yra, jeigu žmogus yra besimptominė ir ankstyvų klinikinių reiškinių stadijai. Nes buvo nustatyta, kad vis tik tai viruso ribonukleininė rūgštis yra aptinkama ne tik kvėpavimo takuose ar kraujyje, bet ir išmatose. Ir buvo stebimas tam tikras viruso koncentracijos poslinkis. Sakysim, ankstyvose ligos stadijose viruso daugiau buvo randama kvėpavimo takuose, o vėlesnėse žarnyne ir išmatose. Dabar jau mokslininkai puikiai žino, kad vis tik tai dauguma žmogaus organo ląstelių yra tinkamos šitam virusui įsiskverbti ir jame daugintis. Kitaip sakant, jisai gali kuo puikiausiai jaustis ne tik kvėpavimo takų ląstelėse, bet, sakysim, ir virškinimo trakto ląstelėse. Ir kaip mato, dar kelios dienos po to, kai nosiaryklės tepinėlio tyrimas yra neigiamas, vis tik tai virusas dar kurį tai laiką gali būti perduodamas, išskiriamas į aplinką. Tai galbūt viena iš priežasčių reikia suprasti ir pasitikėti medikams, sakysim, kodėl jie neskuba paleisti iš ligoninės, sakysim, asmens, jeigu jis jau jaučiasi gerai, bet vis tik tai matoma, kad jis dar išskiria virusą aplinką ir kad įvertinant visą situaciją, kad galbūt geriau laikytis to karantino priemonių, sakysim, ne namuose, o ligoniniai, galbūt ir pasiūloma tokiu atveju pacientui likti sveikatos priežiūros įstaigoje, kol yra tokios galimybės, kol tokių ligonių nėra labai daug.
Taip kad iš čia savaime aišku tai, ką nuolat medikai kartoja, kad norint išvengti ligos, ypač svarbu ne tik kvėpavimo, bet ir rankų higiena. Kiek laiko užtruks sukurti vakciną? Dabar aišku, kad vis tik tai vakcina nebus surasta šiais metais, tai tikrai. Optimistiškiausios prognozės, daug jau yra įdirbio, daug yra padaryta šitoj srity. Tikėtina, kad vakcina galbūt gali būti sukurta geriausiu atveju tik tai kitų metų gale. Kaip su gydymu, su antivirusiniais vaistais, yra bandoma eilė klinikinių tyrimų, bandomi įvairūs medikamentai, pradedant nuo vaistų skirtų živ infekcijai gydyti, nuo antimaliarinių vaistų, nuo vaistų prieš gripą ir eilės kitų, bet kol kas nėra aiškios vienos rekomendacijos ir aiškaus pasakymo, kad būtent šitokia formulė, būtent šitoks medikamentas gerai veikia ir neleidžia virusui toliau daugintis arba jį sunaikina. Kol kas to nėra. Šiai dienai pagrindė, ką daro medikai gelbėdami sergančių žmonių gyvybės, tai būtent padeda pačiam organizmui susitvarkyti, pačio organizmo imuniniai sistemai kovoti ir nugalėti būtent šitą virusą, nugalėti šitą lygą. Na ir iš kitos pusės, aišku, kai prasideda plaučių nepakankamumas, kai sunki pneumonija, tai dažnai tokiems žmonėms reikia būtent intensyvios terapijos ir reikia plaučių ventiliacijos. Na ir iš čia gali būti iššūkis, jeigu atsiras daug tokių ligonių, kuriems reikės būtent teikti tokias medicinės paslaugas, kad išgelbėti jų gyvybės. Apibendrinant, galima būtų pasakyti, kad mikroorganizmai nepripažįsta kompromisų. Ir mes arba laimėsim lygą su užkrečiama liga, arba pralaimėsim. Iš vienos pusės neapdariai elgdamiesi su gamta, labai tankus žmonių susikaupimas kartu su laukiniais gyvūnais, tuo pačiu reiškia ir su jų virusais, kurie prisitaikė gyventi, sakysim, buvo kad ir tarp tų pačių šikšnosparnių, mes sudarėm virusui galimybę peršokti rūšinį barjerą ir jeigu jisai rado kitą tinkamą šeimininką, šiuo atveju žmogų, žmogaus kūno ląsteles, pradedant kvėpavimo takų ląstelėm ir kitom ląstelėm, tai jisai ir naudojasi tuo, jisai ir stengiasi ten pasidauginti ir toliau plist. Taigi, kas mūsų laukia? Kokie galimi 4 protrūkio scenarijai. Nuo pat pradžios jau buvo apie tai kalbama, nuo pat pradžios apie tai rašiau ir savo socialiniuose tinkluose. Pirmi 2 scenarijai, dabar jau aišku, kad jau nepasiteisino. Tai yra, kad virusai bus sulaikomi tik tai Kinijoje, arba kad bus lengvas pasaulinis protrūkis, už Kinijos lygų plačiai neplis. Dabar jau aišku, kad taip neatsitiko. Toliau galimi kiti 2 scenarijai. Arba vėliau prasidedanti pandemija, arba virusų sukelta liga taps sezoninė. Na ir nuolat įsitvirtins žmonių bendruomeniai, sakykime taip, ir nuolat cirkuliuos, galbūt sukeldama didesnius protrūkius būtent šaltuoju metų laikotarpiu. Kaip sakoma, reikia ruoštis blogiausiam, bet tikėtis geriausio. Ta prasme, kad tikimės, kad galbūt atėjus vasarai koronaviruso aktyvumas sumažės, bet gali to ir neatsitikti, nes vis tik tai virusas jau pradėjo plisti įvairiuose žemynuose taip pat. Nuo pat pradžių pasaulio mokslininkai sakė, kad kiniečiai davė mums galimybę visam likusiam pasauliui pasiruošti šitai naujai pandemijai, šitos naujos ligos plitimui ir kad neturėtume staigaus ir greito naujų atvejų skaičiaus, naujų atvejų piko, kaip parodyta šitoj skaidriai. Mes turėjom šansą ir iki šiol jį dar turim atidėti tą epidemijos piką tiek laiko prasme, tiek būtent susirgymo atvejų prasme, kad būtų kuo mažiau susirgusių asmenų ir kad jie atsirastų kuo vėliau. Nuo pat pradžių buvo laikomasi strategijos, kad sustabdyti viruso plitimą, neleisti jam patekti į šalį.
Ir tuo pačiu, ką mes matom, kad vis tik tai, iki galo tai padaryti nepavyko. Sakykime taip, kad plitimas buvo pristabdytas, bet dabar matom Europos, sakysim, visos Europos šalyse jau yra įvežtinių lygos atvejų. Kitaip sakant, strategija sustabdyti, neleisti virusui atvažiuoti į šalį, jinai buvo teisinga, jinai išlieka teisinga, bet ko gero buvo iš karto aišku, kad kiekvieno atveju vis tik tai, kad užtikrinti taip, kad nei vienas atvejis nebūtų įvežtas į šalį, nepavyks. Taip ir atsitiko. Toliau tęsiant šitą strategiją, kad nebūtų įvežta naujų virusų į šalį, reikia vystyti ir kitą strategiją. Tai yra neleisti vietinių plitimo atvejų, kad vietoje virusas necirkuliuotų nuo vieno žmogaus kitam žmogui jau šalies viduje. Ir panašu, kad tai bus nuolatinis visų mūsų uždavinys. Tokiu būdu, atidėdami tą piką, ligos piką, mes visi, pasinaudodami Kinijos suteiktų šansų, turėjom galimybę geriau pasiruošti mūsų sveikatos priežiūros sistemai. Tai yra, kad medikai geriau būtų pasiruošę tokiam sunkių lygų antplūdžiui kiekvienoje šalyje. Ir dabar matom iš to, kas skelbiama ir pasaulio žiniasklaidoje, ir socialiniuose tinkluose, kad vienos šalys su tuo pajėgia susitvarkyti geriau. Pavyzdys gali būti ir ta pati Pietų Korėja, sakysim, ir tas pats Singapūras. Kitom šalim galbūt sekėsi kiek blogiau ir pavėlavo, nebuvo tam pasiruošę. Dabar matom, kas dedasi toj pačioj Italijoje. Sakysim, ką tik ir viena kolegė medikė iš Anglijos parašė, kaip sunkiai jau jiems tenka dirbti ir susidūrus su tokiu nenumatytai dideliu skaičiu sunkių ligonių, kuriems reikia intubacijos, reikia plaučių ventiliacijos. Taigi dar kartelį pabrėžiu, nuo pat pradžių buvo sakoma, kad ruoškitės, kiniečiai davė šansą, bandydami visokiausiais būdais pristabdyti virusai, kad jis kuo mažiau pasklistų. Iš kitos pusės mes patys ėmėmės irgi aktyviai tos sulaikymo strategijos, kad virusas neįvažiuotų į šalį, kad virusas nepaplistų šalyje. Dabar savaime aišku, kad negalėsime sustabdyti ligos plitimo, jeigu paprasčiausiai nediagnozuosim žmonių, jeigu neizoliuosim jų, jeigu jie nesilaikys tų rekomendacijų, kurias siūlo laikytis medikai, kad vis tik tai virusas neplistų toliau nuo jų kitiems. Ir pirmiausiai, infekuoti asmenys yra pavojingi artimiausiai savo aplinkai, savo šeimos nariams. Šitą turėtume visi gerai suprasti. Deja, vėlgi, grįžkim prie to paties, kas buvo prieš 30 metų su živ infekcija ir AIDS. Ta infoepidemija šiuo atveju yra, jinai dar, galbūt tokia ryškesnė, dar didesnis pasidavimas panikai, nes kalbant apie živ infekciją, juk ten pagrindinis plitimo kelias buvo lytinis ir per kraują ar narkotikų vartojimą. O čia vis tik tai oro lašelinis kelias ir per užterštus paviršius. Ir aiškiai, kad neužtenka čia vien atskiro asmens pastangų. Čia jau reikia visos visuomenės, visos bendruomenės pastangų, kad tik tai visi kartu galėtume pabandyti išvengti šitos ligos. Ir toliau mes tada susidurėm, labai svarbus klausimas yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas vieni kitais, pasitikėjimas žiniasklaida, medikais, galų gale politikais. Ir tai bus tarsi savotiškas solidarumo testas visiems mums. Tiek politinio, tiek finansinio, mokslinio, techninio. Ir žiūrėsim, kaip seksis su to susidoroti. Taigi, apibendrinant, ką galima būtų pasakyti. Kad susirgt koronavirusu gali visų amžių žmonės. Tačiau jisai pavojingiausias tiems, kas yra silpniausi. Tai yra sergantiems lėtinėms ligoms, tokioms kaip astma, diabetas, širdies lygos, bet kurio amžiaus žmonėms sergantiems šitom lygom tai yra pavojinga. Bet jeigu dar vyresnio amžiaus žmogus ir turi šitas chroninės ligas, tai bus ypač pavojinga. Šita liga, jau minėjau, kiek lengviau ir mažiau serga vaikai. Matomai, jų imuninė sistema geriau sugeba susitvarkyti vis tik tai su šituo sukėlėju. Toliau.
Nėra vakcinos nuo šitos infekcijos, nuo koronaviruso infekcijos nėra vakcinos ir skiepai, sakysim, nuo pneumonijos ar skiepai nuo gripo neapsaugos nuo koronaviruso. Bet vis tik tai, jeigu jūs turėsit mažiau kitų pavojų, tarpe, sakysim, išvengsit plaučių uždegimo, o to galima išvengti būtent skiepais nuo pneumokokinės infekcijos, kurie nori atkreipdėmės yra prieinami Lietuvoje ir nemokamai prieinami rizikos grupėm. Būtinai kreipkitės į savo gydytoją. Lygiai taip pat, jeigu, dabar jau gripo sezonas eina į pabaigą, bet jau greitai ateis ir kitas gripo sezonas. Vis tik tai reiktų pasiskiepyti ir nuo gripo, lygiai taip pat kaip stengtis stiprinti savo imuninę sistemą tais nespecifiniais metodais. Tai labai svarbu ir be abejo, kad gali padėti organizmui geriau susidoroti su bet kuria kita liga, ne vien tik tai su koronaviruso infekcija. Ar termovizoriai gali nustatyti asmenis sergančius koronavirusu? Deja, jau žinom, kad apie 40% žmonių gali būti infekuoti, gali platinti lygą ir neturėti padidėjusios kūno temperatūros. Bet tai to nereiškia, kad vis tik tai nereiktų naudoti šitos prevencinės priemonės, šitos diagnostikos priemonės, nes karščiuojančių žmonės vis tik tai, jie nustato gan efektyviai. Taip, tik tai kitas klausimas reiktų skirti, ar tai yra, sakysim, dėl šitos naujos koronavirusinės lygos, ar gripas, ar kitas koks nors paprastas peršalimas, ar dar kokia nors kita liga. Taip kad į pakilusią temperatūrą būtina atkreipdėmėsi, bet to nereikia panikuoti. Rankų džiovintuvai nesunaikina koronaviruso, bet rankų plovimas, rankų higiena, muilu ir vandeniu, ar naudojant bent kokias dezinfekuojančias priemonės skirtas būtent rankoms, reikia naudoti kuo dažniau ir naudoti nuolat. Vis tik tai per rankas plinta 80% užkrečiamų ligų ir rankos gali būti vienas iš pagrindinių, užterštos rankos gali būti vienas iš pagrindinių šitos naujos lygos plitimo faktorių. Negalvokim, kad vien tik tai reikia, kad sergantis žmogus čiaudytų ar kosėtų arti mūsų. Bet vis tik tai užteršti paviršiai ir nuo jų, jeigu mes užtersim rankas, o tai gali atsitikti bet kur, kad ir, sakysim, supermarketuose, kad ir bet kurioje kitoje viešoj vietoj. Va dėl ko tos dezinfekcinės priemonės, kurių dabar plačiai imamasi viešuose vietose, dažnai liečiamų paviršių valymas yra be galo svarbus. Darykim tai ir namuose. Ultravioletinės lempos neturėtų būti naudojamos odos dezinfekcijai, nes kai kas galvoja irgi apie tai, bet jie gali labai efektyviai naikina virusus ir apskritai saulės ultravioletinių spindulių mikroorganizmai nemėgsta. Ir ateina šiltasis metų laikotarpis, kuo daugiau būsim grinam ore, kuo daugiau vėdinsim patalpas, tuo mažesnė bus tikimybė tiek koronavirusui plist, tiek ir kitoms lygoms, kurios plinta oro lašeliniu būdu. Dar kartelį reikia priminti, kad antibiotikai efektyvūs tik tai gydant nuo bakterinių lygų. Ir savaime aišku, kad nuo šitos koronavirusinės lygos antibiotikai nepadės. Jie gali būti skiriami, jeigu yra kažkokios tai komplikacijos, būtent komplikacijų ar išveigimui, ar komplikacijų gydymui, bakterinių komplikacijų. Česnakas naudinga prieskoninė daržovė, taip turi antimikrobinių savybių, bet nėra įrodyta, kad valgant česnaką, gal net ir dideliais kiekiais, kad galima būtų išvengti būtent šitos koronavirusinės ligos. Ar galima užsikrėsti koronavirusu nuo naminių gyvūnų? Tie, kas plačiau domitės, matėt, jau seniai buvau irgi įdėjęs žinutę į savo Facebooko paskyrą, kad jau buvo nustatyta, kad vis tik tai koronavirusas buvo diagnozuotas ir augintiniui, šuneliui žmogaus, kuris sirgo koronavirusinė infekcija. Bet duomenų, kad galima būtų užsikrėsti koronavirusu nuo, sakysim, savo augintinių nėra. Iš kitos pusės apskritai reiktų nepamiršti, kad po kontakto su gyvūnais, net ir su savo
augintiniais, vis tik tai reikia kruopščiai nusiplauti rankas vandeniu ir muilu. Na ir taip galima apsisaugoti nuo įvairių ligų, nuo kitų ligų gali platinti mūsų augintiniai. Taip pat atsiranda jau kai kur įvairių sąmokslo teorijų ir ne veltui Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad vis tik tai koronavirusinės ligos neperneša uodai ir nėra duomenų, kad galima būtų užsikrėsti, nes vis tik tai čia yra oro lašeliniu plintanti liga. Ir kiekvienam virusui, tam, kad jisai plistų, reikia, kad jisai patektų jam tinkamais plitimo keliais, ten, kur yra ląstelės, kuriuose jis gali daugintis. Na ir iš čia dar kartelį Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė, kad apsisaugot patinkimiausias būdas dažnai plauti rankas su vandeniu ir muilu, arba naudot alkoholio turinčius rankų dezinfekcijos skysčius, ir vengt kontakto su kosinčiais ar čiaudėjančiais žmonėm. Toliau, kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais? Dar kartelį, plaut rankas vandeniu ir muilu, arba trint rankas alkoholinę rankų priemonę. Kosydami ir čiaudydami prisidenkite nosį ir burną nosinaitę, arba kosit čiaudyti tik tai sulenktą alkūnę. Priešingų atveju, jeigu užtersit savo delną ir paskui paliesit bet kokį kitą paviršių, tai ir pasėsit virusus ar kitus mikroorganizmus. Na ir reiktų vengti kontaktų su peršalusiu ar panašius į gripą simptomus turinčių asmenių. Prie koronaviruso lygiai taip pat dar labai svarbu gerai, kad būtų termiškai apdoroti maisto produktai, ypač mėsa, kiaušiniai. Na ir vengti kontaktų su ypač laukiniais gyvūnais ar ūkiuose auginamais gyvūnais. Vis tik tai taip pat gali būt pavojinga, ypač kalbant apie koronavirusą, jeigu dar kažkas ryšis važiuoti į tas šalis, kur virusas yra plačiai paplitęs. Na ir jeigu gerai jaučiatės, nėra reikalo dėvėti veido kaukių. Apie tai jau nekartą buvo kalbama ir minima, ir sukeltas bereikalingas ažiotažas. Nes vis tik tai gali sukelti apgaulingą įspūdį, kad jeigu aš nešioju kaukę, tai esu pilnai apsisaugojęs, nes virusas gali patekti pro kaukės šonus. Iš kitos pusės, kas nors ten sunieštė, sakysim, galit galbūt paliesti, pasikasyti ar panašiai. Iš kitos pusės sudrėkusi kaukė tampa jau nebe tokia aktuali. Apsaugant, akis lieka neapsaugotos ir taip toliau. Na ir dar kartelį atkreipiamas dėmesys, kad vis tik tai kosint ir čiaudint reikia daryti tai teisingai. Na ir malonu, kad vis tik tai į mūsų užkrečiamų ligų ir AIDS centro iniciatyvą švarių rankų šokius atsiliepia tūkstančiai vaikučių, tūkstančiai darželinukų ir pirmųjų klasių moksleivių su savo tėveliais, su mokytojais, su auklėtojom ir mokosi šitos higienos, kosimo, čiaudėjimo, rankų higienos. Na ir tikimės, kad kartu galbūt jie ir tuo pačiu mokys ir savo tėvelius, savo senelius, irgi atkreipdami dėmesį į šitą faktą. Vis tik tai, rankų higiena kol kas nėra pakankamai gera mūsų visuomeniai. Na ir galiausiai, jeigu keliaujam, dabar kuo toliau, tuo daugiau bus apribojimų ir rekomendacijų. Vienu atveju bus nerekomenduojama vykti, kitu atveju galbūt netgi bus draudžiama kai kur vykti, arba gali būti taikomas įvairios sankcijos, nes vis tik tai įvairiom priemonėm, įvairiais būdais, kuo toliau, to daugiau pasaulio šalių supranta šitą ir stengiasi iš vienos pusės grįžtų prie to, ką jau sakiau, kad sustabdyti viruso patekimo į šalį, iš kitos pusės neleisti jam išplist plačiai už šalies ribų ir savo šalies viduje. Taigi, kad jeigu keliaudami jūs vis tik tai, pajusit peršalimo ligos simptomus, reiktų nedelsiant kreiptis, sakysime, ar į ekipažą, ar tai bus lėktuvas, ar laivas, ar traukinys, ar nedelsiant kreiptis medicinės pagalbos, sekt tai, kas yra rekomenduojama, ką sako Sveikatos apsaugos ministerija, ką sako Lietuvos medikai. Vis tik tai reiktų suvokti, kad tik tai pasitikėdami vieni kitais, tik tai klausydami, ką rekomenduoja medikai, mes sugebėsim, pirmiausiai galbūt patys išvengti šitos ligos, iš kitos pusės, jeigu kas ir jos neišvengs, tai sugebės apsaugot pirmiausiai savo artimuosius žmonės, neužkrėst
kitų, neužkrėst savo šeimos narių, neužkrėst kaimynų, neužkrėst bendradarbių, galų gale tų pačių medikų. Taigi, ačiū uždėmesį ir domėkimės ir naudokimės tik tai mokslų pagrįstą informaciją. Jos rasit tiek, sakysim, ir mano socialiniuose tinkluose, tiek ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, ir tinklapyje, ir Facebooko paskyroj. Ir iš karto noriu padėkoti visiems, kurie labai aktyviai domitės ir remiatės ir skaitot būtent mokslų pagrįstą informaciją. Kasdien 10 000 žmonių šiuo metu būtent skaito informaciją Užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje koronos tema, kitom aktualiom temom. Na ir malonu, kad vis tik tai praeitais metais mes turėjom absoliutų rekordą 2 400 000 Užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapio peržiūrų. Tai reiškia, kad jūs ieškot ir jums reikalinga mokslų pagrįsta informacija, o ne kažkokios sensacijos. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į gerbiamų bibliotekininkų bendruomenės užduodamus klausimus, kad kaip elgtis būtent jų darbinėje aplinkoje, kad jeigu sakysim, ateina kosiantis ar čiaudėjantis žmogus, ar grąžino knygą ir neaišku, ar ją turėjo ne tas žmogus, kuris yra infekuotas, ar, sakysim, kaip dažnai reikia valyti, ar tą pačią kompiuterio klaviatūrą, ar sakysim, durų rankenas ir taip toliau. Tai noriu atkreipdėmėsi, kad sekim, jeigu atsiras kažkokios tai papildomos rekomendacijos iš Sveikatos apsaugos ministerijos ar iš Pasaulio sveikatos organizacijos. Šiai dienai nėra siūloma imtis ypatingų kažkokių tai saugos priemonių išskyrus įprastinės. Gerai būtų, kad jeigu, sakysim, būtų kažkokia ten stiklinė pertvara ar panašiai ten, kur žmonės bendrauja, kad tiesiogiai būtų kuo mažesnio to galimybės oro lašeliams iš vieno žmogaus papult kitam. Bet tai turėtų būti apskritai nuolat, lygiai taip pat ir aktualu ir gripo sezono ar peršalimo ligų metu. Tas bendras principas, kad vis tik tai išlaikyta tą atstumą ir ne veltui, kai kur gal dabar dažniau atsiranda tos, sakysim, stiklinės pertvaros bendraujant žmogui su žmogu. Tai viena. Antra, kol kas nėra kažkokių tai ypatingų rekomendacijų, kad kaip reiktų ten ar valyti, ar tas pačias knygas, ar sakysim, pinigų banknotus ar panašiai. Bet visi turėtume suprast, kad vis tik tai ten gali likti tam tikri mikroorganizmai ir atitinkamai iš to ir siūloma. Iš vienos pusės, kuo dažniau plaut rankas, kuo dažniau valyti įvairius paviršius, kuriuos taip galima padaryti. Sekim konkrečias rekomendacijas, jeigu jos atsiras, laikykimės bendrų priimtų higienos taisyklių, ir nepulkime į paniką. Ačiū uždėmesį ir būkim sveiki.